Ruduo atrodo tik prasidėjo, o jau žiūriu, kad kitą savaitę nusimato šalnos. O žvejybų ne tiek daug, kiek norėtųsi ir jos nelabai rezultatyvios. Šiandien jums siūlau pasižiūrėti ištraukas iš mano pastarųjų 3 rudeninių lydekų žvejybų. Sveiki! Šiandien ištraukiau iš darbo truputį anksčiau, turiu porą valandėlių žvejybai nuo kranto. Dabar yra 4 valandos, bandysiu iki kol sutems, iki kokių 6, pusės 7 pažvejoti. Oras tragiškas, lyja, vėjas, tai šansų turiu. Ar kažką pavyks per tiek laiko pagauti, matysim, bet jeigu pavyks, tai pamatysit. Aš beje su tokiais batais ilgesniais. Žvejyba nuo kranto, žiūrėsim, biškį giliau gal įbrysiu. Šiandien patestuosiu tokį naują masaliuką, Mofish. Taip, uždėsiu turbūt 7 gramų galvakablį. Taip, papildomų kablių jokių nededu, kol kas manau užteks. Jeigu nekibs, keisim. Klausau? Žvejoju, lyja. Faina. Nu, kol kas nieko, kibimų nėra. Lietutis lynoja. Lyg ir turėtų kažkas čia dar pajudėti. Bandysim.
geras regos. Pagaliau kibimas. 4 valandas. Tuščiai plaukiu. Kašmaras kažkoks. Užsidėjau naują gumą ir iš karto suveikė. Žiūrėkit, kaip prarijo. Aš gal ne tą gumą parinkau. Dabar tik pasikeičiau iš kart kibimas. Žuvytę paleidžiam. Štai ir guma visą prarijo, jinai pakankamai didelė, bet taip godžiai atakavo. Tokias naujas gumas gavau išbandyti. Labai patinka, kaip dirba vandenį. Tik kažkaip tai aš nedrįsau jo šiandien dėti, bet va tik uždėjau ir iš karto kibimas. Bandau dar, gal dar bus. Gražus būrys ir keletą lydekaičių medžioja, kaip ir gražus labai vaizdas. Sveiki! Šiandien lapkričio 2, išsiruošiau žvejybą, labai geras oras, tai neįmanoma čia nei ant kapų važiuoti, nei namie sėdėti. Žvejų žiauriai daug, tai čia panašu, kad tokia vyrų žvejybos diena, kaip ir per Velykas irgi būna žiauriai daug žvejų. Tai bandysiu vėl žvejoti lydekas, oras toks ramus, saulėtas, bet nežinau, rudenį man atrodo, kad visai ir neblogas čia variantas. Dabar yra jau 12 valanda, tai nuo pietų aš tai pradedu šį kartą, bet žvejosiu iki vakaro. Irgi įdomus laikas, kažkaip tais kartais net ir norisi vakare pabandyti pažvejoti, bet ne visada pavyksta, tai žiūrėsim, kaip čia su kibimu bus. Ir tiek, bandysiu vėl ieškoti baltos žuvies, pagal jos būrius rinksiuosi, kur žvejoti, ar sekliau, ar giliau. Masalus bandysiu įvairius, turbūt daugiau šviesesnių šį kartą pabandysiu, kadangi tokia saulėta diena. Ir bus matyti, kokie čia rezultatai. Įsijungsiu, kai kažką pagausiu.
Pirma žuvis. Kibimas toks lengvas buvo, atrodo kaip į kliuvinį. Atsitrenkė. Bet žiūriu, juda kažkas. Dažniausiai tai būna didesnė žuvis, tokį jausmą duoda, bet šį kartą neatrodo nelabai didelė. Mažytė visai. Bet jau smagiau. Šiandien žvejoju nuo pietų, maždaug nuo 12 valandų. Dabar gal praėjo pusvalandis ar šiek tiek daugiau. Ir pirmas kibimas. Žiūrėsim, kaip šita žuvytė jaučiasi. Dabar oras šiltas. Šiandien graži diena tokia be vėjo. Vėjo irgi šiek tiek yra, tiesiog saulėta yra. Tai neblogas, manyčiau, oras žvejot lydekas. Vis tiek vanduo atvėsęs, lydeka turėtų būti aktyvesnė. Tai bandau, pradžiai biškį sekliau žvejoju. Po žuvies jau žuvis į būrius susibūrusios, tai žuvies daug matau echolote, lydekų simbolių irgi lyg ir yra, tai kaip ir viskas gerai, yra šansų pagauti kokį nors didesnį žuvį. Čia jau tikriausiai lydekaitė ir čia gali būti lydekaitė, čia jau būrys baltos žuvies. Dar vienas kibimas, čia beveik iš karto po pirmos žuvies. Gal šį kartą geresnė šiek tiek, nors nelabai. Norėtųsi jau pagauti kažką didesnį. Krato galva mažytė. Bet dar aktyvi tokia lydeka būna rudenį, kad jau jos tokios pasyvios. Visgi geresnė šita. Tokia stipri matosi, raumeninga jinai. Iškart antras kibimas, geras ženklas. Per valandą pagavau 2 žuvis, tai labai fainas toks rezultatas. Kažką užkabinau. Kaip sakiau, žvejoju biškį arčiau seklumos, ant 5 kažkur tai metrų. Žuvies echolote nemažai matau. Tai ir plaukiu per tą žuvį ir tiek. Kol kas kimba ant šviesaus masalo, kitas yra biškį ryškesnis uždėtas. Kaip ir logiška, nes šviesi diena tokia, tai yra tokia teorija, kad ant tamsesnių, šviesią dieną geriau tokį tamsesnį masalą dėti.
Yra. Smagus smūgis buvo. Žiūrėsim, kas per žuvį. Graži, masalo nėra, matot, fluorokarbonas laiko kol kas. Man nė karto nėra nuplyšęs fluorokarbonas. Čia 0,5 ar tai 0,6 naudoju. 0,6 turbūt. Nu ką, graži žuvytė visai. Trečia, aš čia vietoj maždaug maluosi, o jinai kimba. Būna ir lydekos įbūriusios, susibūrusios rudenį daugiau. Kaip minėjau, žvejoju ant fluorokarbono pavadėliais visada. Tai naudoju 0,6, man atrodo, Robinson firmos fluorokarboną ir tikrai jau daug metų aš jį naudoju ir nei viena lydeka man jo nenukando. Ir svarbu tik tai stebėti, vat, pavyzdžiui, kaip dabar lydeka prarijo visą pavadėlį. Reikia stebėti, kiek pažeidė jinai. Būna, kad atplaišos atsiranda tokie įpjovimai. Tai geriausia yra keisti, jeigu jau tokių yra įpjovimų, tai jie yra pavojinga tokia vieta. Tai aš jau dabar matau, braukiu pirštų ir jaučiu, kad yra tokie smulkus susilpnėjimai kai kuriuose vietose ir jau grįžęs aš pasikeisiu jį. Bet šiaip geras daiktas. Dabar jau 2 valandos kibimas liovėsi, tokia ramybė įsivyravo pietų pertrauką, tai tikiuosi, kad dar ir į vakarą biškutį atsigaus žuvis. Ir iš tikrųjų echolotė, aš matau mažiau lydekų simbolių, gal daugiau dar tie būriai baltos žuvies likę, bet lydekų simboliai kažkur tai pasidėję. Tai tikiuosi, kad tik tai pietų pertrauką ir vakare dar kažkiek tais kibimo sulauksiu. Ką jau pusė 4, po truputį baiginėsi žvybą. Po paskutinės lydekos, tai čia nežinau, kada buvo kokia pusė 2, antra, visiškai viskas baigėsi ir mirtis tokia, nei vieno kibimo. Žuvies echolotė irgi pradėjo mažėti, dabar iš vis nerandu, kur ta žuvis dingo, kažkur tarsi visi išėjo atostogauti. Nu, tai turbūt reikia ir man baiginėti žvejybą, šiaip viskas sėkmingai šį kartą pasigavau žuvies. Oras geras, tai manau, kad žvejyba tikrai pavykusi. Buvau čia žvejoti prieš 2 savaitės, tai tada pagavau tik tai vieną mažą lydekaitę, kibimo nebuvo. Bandžiau visus masalus, kol galiausiai uždėjau vieną tokią naujieną, fainą masaliuką, iš karto gavau kibimą, tai jau tikėjausi, kad atradau masalą, bet po to kibimai buvo dar keli, bet žuvies nepagavau, tai gal neaktyvi tiesiog buvo tą dieną. Tai va, šiandien tiek, atsisveikinu ir iki kitų kartų.